į failą naujas.php, tai taip ir nurodom. Action naujas.php. Tada užklausa keliaus į tą failą. Patikrinkime. Išvalykime. Naršyklė sugeneravo užklausą, kurią paprašė failų naujas.php. Bet šiame kataloge serveryje tokio failo nėra. Čia yra tik vienas failas – testas.php. Todėl serveris grąžino naršyklei atsakymą. Kad prašomo failų naujas.php serveryje esančiame kataloge PHP nėra. Ir dar atkreipkite dėmesį į pačią užklausą. Jeigu užklaustas failas, šiuo atveju naujas.php, neegzistuoja, tai užklausa niekur nesiunčiama. Kadangi užklausą siūsime tą patį failą, tai paliksime be action. Dabar panagrinėkime, kaip iš formos surenkami ir siunčiami duomenys. Name. Šitas name yra čia. Email. Šitas email yra čia. Ir send yra čia. Kiekvienas input elementas turi savo vardą. To vardo reikšmė, tas vardas, name, email ir send, užklausoje tampa kintamaisiais. Kintamasis name, kintamasis email ir kintamasis send. Atskiri kintamieji vienas prie kito prijungiami AND. Po name lygybės ir po email lygybės nėra nieko, tik ANDas, o po send lygybės yra reikšmė. Kintamajam send priskirta reikšmė yra čia. Šie elementai yra be reikšmių. Čia niekas neįvesta. HTML kalboje pirmas iš kairės raktinis žodis reiškia elementą. Jeigu po to raktinio žodžio yra, kaip dabar, vienas ar daugiau parametrų su jiems priskirtomis reikšmėmis, kaip dabar yra, tai jie vadinami atributais. Type atributas, name atributas, value atributas. Kai kurie iš 14 numatytųjų kintamųjų yra superglobalūs. Tie superglobalūs kintamieji laikomi globals masyve ir mes galime juos pamatyti.
Pats global kintamasis yra daugialypis masyvas, daugiadimensinis masyvas. O čia yra superglobalūs kintamieji saugomi globals masyve. Čia galima daug visko pamatyti. Bet mus dabar domina get ir post. Kadangi mes naudojam post metodą, štai čia formoje, tai po paspaudimo mūsų duomenys iš formos pateks į post masyvą, post kintamąjį. Pažiūrėkime. Kadangi čia tuščia, tai ir čia tuščia. Mes galime čia nurodyti reikšmes, kad ir tokiu būdu. Dabar čia atsirado reikšmės, visai taip kaip su mygtuku. Kai nurodėm čia siųsti, ant mygtuko atsirado siųsti. Dabar su to pačiu atributu value įdėjome reikšmės į laukelius. Mes galime ištrinti, bet jas vis tiek ten bus. Dabar mūsų užklausa atrodo taip. Kiekvienas formos laukas, kiekvienas kintamasis atitinkantis tam tikrą formą, turi savo reikšmę. Ir lietuviškos raidės yra užkoduotos simboliais, kurie bus atpažinti patekę į tinkamą koduotę. Leiskime vartotojui įvesti. Ši užklausa įprastai atrodo taip.
O dabar ištraukime ir parodykime iš masyvo gautus duomenis. Pirmiausia tikrinkime, ar buvo paspaustas mygtukas siųsti. Jei šitas mygtukas buvo paspaustas, tada post masyve atsirado raktas send. Taigi, norėdami patikrinti, ar buvo paspaustas mygtukas, mes patikrinsime, ar post masyve yra raktas send. O tada parodysime gautus duomenis. O dabar tą patį padarykime get būdu. Post pakeiskime į get. Dabar duomenį surinko ne post, bet get masyvas. Ir atkreipkite dėmesį į adresą. Kai naudojam post užklausą, adrese nesimatė siunčiami duomenys. Su get užklausa duomenys adrese matosi. Pakeiskime masyvą siunčiant užklausą get būdu iškyla papildoma problema. Duomenys išlieka perkrodant naršyklę. Šios problemos nebūtų, jeigu duomenys nukreiptume į naują puslapį. Nukreipsime formos duomenis į puslapį get.php.